Sveiki, šiandien bandysiu pademonstruoti, dėl kokios priežasties dažniausiai Mercedes-Benz automobiliuose šviečia žvakių pakaitinimo klaida. Pati reilė randasi po aušinimo bakeliu. Štai aušinimo bakelis ir reilė pats modulis stovi čia prieky ant lonžerono kažkokio laikiklio. Pademonstruosiu, kaip patikrinti pačias Mercedesų žvakes. Jungiu testerio vieną laidą į kolektorių aliuminį, o kitą galą testerio jungiu į didelės fiškės kontaktus. Čia visom žvakėm ateina kontaktai ir tikrinam. .08, 07 turėtų būti visuose kontaktuose. Jeigu kuris kontaktas iš vis nieko nerodo, tai ta žvakė nudegus arba nepajungta, o jeigu rodo 0,02, tai žvakė greičiausiai trumpina arba laidas kur nors trumpina ir to pasakoje turėtų nudegti jūsų reilės modulis. Sėkmingai įsėmus valdymo modulį jį reikėtų įsiardyti. Jis aplink yra apklijuotas kažkokiais klijais, hermetiku ar kažkuo tokiu. Tam, kad atidaryti, naudoju popieriaus pjovimo peiliuką. Pjaunam aplink, išlupam tuos klijus ir šardom reilę. Tuoj parodysiu, kaip atrodo šardyta reilė. Šardžius reilę matom nudegusį vieną kontaktą. Kai žvakė užsitrumpina, šitą rytum saugikliai padaryti šiti variniai kontaktai, jie nudega. Dažniausiai būna, kad įsilydžiu žvakė užsitrumpinus ir dėl to įvyksta trumpas jungimas. Arba kur nors laidas į korpusą liečiasi, kas nors tokio. Šitoj vietoje reikėtų prilituoti panašaus storio varinį laiduką ir reilė funkcionuotų kaip pridera. Bet jeigu jūs netikrinsit žvakių ir laidų, prilituosit, įdėsit, vėl nudegs. Tai reikėtų pasitikrinti laidų žvakes ir viskas tvarkoja. Taip reilė atrodo po mano remonto. Įlitavau daugiagyslį panašaus storio varinį laiduką. Lieka sutverti reilę atgal į jos korpusą ir užklijuoti stiklo klijais arba kokiu nors nerūgštiniu siūlių hermetiku, kokiu nors panašaus, kad nepatektų vanduo ir nesugadintų reilės. Aš naudoju stiklo klijus. Pas mane būtent Mercedes'e yra problema, kad šešta žvakė neveikia. Jinai veikia, bet užsitrumpinus rodo labai mažą varžą. Ir reikia įsukti žvakę ir įsukti naują. Ir tada bus galima pajungti modulį.